Vasario 16 dieną Kultūros ir laisvalaikio centre atidaryta tradicinė rajono menininkų paroda. Valstybės atkūrimo dienos paminėjimo proga parodoje eksponuojami įvairūs medžio, molio ir kiti Prienų rajono tautodailininkų darbai. Visiems autoriams buvo atsidėkota diplomais. Džiugu, kad tautodailė Prienuose gyva ir bent jau kol kas ją pasigrožėti galime Kultūros ir laisvalaikio centro foje. Kelintą kartą jūsų darbai yra eksponuojami Prienuose? Prienuose mano darbai eksponuojami pirmą kartą. O ką jūs gaminate? Ką darote? Aš darau juostas. Aš audžiu juostas senoviniu, archainiu būdu, audžiu vytinės juostas. Tai yra su kaladėlėmis audžiu. Tai yra labai senas audimas ir įdomu, kad patys seniausi radiniai yra atrasti Prienų rajone Medžionių piliakalnyje, maždaug iš 4–5 amžiaus. O ko išsiskiria šis jūsų audimo būdas nuo kitų? Jis yra labai senas ir audimo priemonės yra medinės kaladėlės. Bet įdomu tai, kad jis buvo paplitęs visame pasaulyje, kur buvo senųjų kultūrų pėdsakai. Tai rodo mūsų kultūros archaiškumą ir kad tai bus mūsų tautos taip pat sena kultūra, nes randami senojo audimo pėdsakai. O galbūt kartais praktikuojate ir kitus audimo būdus, ar apsiribojate tik šiuo? Aš ko gero apsiriboju šituo, nes čia fantazijai nėra ribų, nes vieną juostą užbaigiu, galvoju, kas bus, jeigu šitaip sudėliosiu kaladėlės, jeigu paimsiu šitas spalvas ir vis į priekį ir čia tikrai dar yra ką veikti. Kodėl audimas, o ne piešimas ar lipdymas iš molio? Aš 23 metus dirbau technologijų mokytoja ir tekstilės darbai turbūt man artimiausi. Kokie jūsų darbai yra pristatomi šiandien šioje parodoje? 5 medžio darbai, kurie ką tik tai sugrįžo iš tarptautinės parodos Varšuvoje, kaip Prienų rajonas buvo atstovavimas Lietuvą, ir nuotraukose dideli lauko darbai. O ko jie skiriasi nuo ankstesnių jūsų darbų? Vienas vieninti dalis tai medis, o šiaip skiriasi pačia kalba, simbolių, ženklų, nes kiekviena diena visą laiką kažką naują atneša. O jūsų ateities planai galbūt laukia kažkokios parodos? Menininkai privalo visą laiką žiūrėti į priekį ir visą pėdą aplenkti laiką. Tai mes to irgi neabejingi ir šiuo metu baigiamas rinkti medžiaga katalogas apie visus Prienų krašto paminklus, kryždirbystė ir kryždirbiai. Bendradarbiavimas prasideda su estų menininkais tarptautinėje stovykloje. Šiaip daug visokiausių projektų, sunku visus vienu metu išvardyti, labai ilgai užims. Parodoje eksponuojami ir kitų medžio drožėjų darbai. Tikriausiai apžiūrėjote, ką jūs manote apie kitus medžio darbus? Aš džiaugiuosi, kad ta gyva tradicija jau tapo kaip simboliu visai Lietuvai. Prienų kraštas sugebantis išlaikyti be pastoves parodų rengimo tradicijas, jisai tampa kaip pavyzdys. Ir kolegų darbai tai rodo, kad jie stiprus kūrėjai ir iš kartos į kartą jau perduodamos tradicijos. O išduokite mums, ar neatsibosta drožinėti iš medžio niekada jums? Tai kad darbai vienodi nebūna, kiekviena diena kažką naują atneša, ne vien tik tai drožinė, tai straipsniai, knygos, viskas vienu metu, tai čia yra gyvenimas, o gyventi ar negi nusibos. Ar pirmą kartą jūsų darbai yra eksponuojami Prienuose? Jau kokie 10–15 kartų. O kokiais menais jūs užsiimate? Visokiais, kokie tik papuola. Koks jūsų darbas yra eksponuojamas šiandieną šioje parodoje? Šioji paruošiu beleką. Ką liepia, kas reikalinga, tą padarau. O kas jums yra menas? Kaip? Kas jums yra menas? Po biskį viskas. Kodėl jūs kuriate? Taip išėjau. Reikėjo gyventi, reikia taikytis prie visuomenės. Ko reikia labiausiai? O ką? Dirbau paminklus įvairius. Apie kokius 300,5 vienetų padariau paminklų. Ir įvairių rūšių po visą Lietuvą.
Iš jūsų pasakojimo supratau, kad užsiimate įvairių menų. Kas jums labiausiai patinka? Išskirkite vieną. Ir nupaišau, ir padrožiu, ir visą kitą padarau. Kas tik reikalinga. Aš baigiau technikumą, amatų mokyklą, tai labai daug įvairių darbų išmokau. O kas jums labiausiai patinka? Ar piešti, ar drožinėti? Nu, daugiau tinka iš betono paliet. Visokie paminklai, įvairinybės. Galvos, paruoša, tokie visokie. Ar šiuo metu aktyviai kuriate? Kaip? Ar aktyviai šiuo metu kuriate? Kaip kada papuola, nedaug. Jau senas, 85 metų. Senas. Ne, galbūt dar nelabai. O jūs, manau, apsidarėte parodoje, gal jums kas nors krito į akį? Kas jums patiko šioje parodoje? Kas patiko? Viskas labai gražu, labai gerai atlikta visų. Visi meistrai geri. Baigiau Veverių gimnaziją, mokiausi technikume, Kaune baigiau technikumą. Dirbau mokslinio tyrimo institute 20 metų. Visokius darbus, kas tik reikėjo. Teko išvažiuoti į Ameriką. Amerikę dirbau 3 metus. Per 3 metus uždirbau $500 000. $500 000. O tai mūsų buvo tokie darbai, išlaikiau kursą, bankė dirbau. Kelintą kartą Prienų kultūros ir laisvalaikio centre yra eksponuojami jūsų darbai? Ojei, žinokit, tiksliai net ir nežinau, gal kokie 16 metai. Aš 17, tiesiog net neskaičiavau. Bet iš tikrųjų, kai šitas kultūros centras atsidarė, tai aš pati pamenu, kad tai buvo pirmoji mano paroda. Ir taip kiekvieni metai iš eilės dalyvauju ir iš tikrųjų stengiuosi joje sudalyvauti ir padaryti kažką naujo. O kokie darbai šiandien yra eksponuojami? Šiandieną yra diptikas, tai tapyba ant šilko, skrydis ir paskui naujoji mano keramika. Iš balto molio ir tiesiog tie patys darbai šiandien eksponuojami tie, kurie buvo Lenkijoje, Varšuvoje, kur mes Lietuvos ambasadoje dalyvavom parodoje. Tai tie darbai tiesiog parkeliavo ir dabar yra eksponuojami čia. O tapyba iš šilko, kodėl būtent tai? Iš tikrųjų, tai aš tapiau visą laiką ant akvarelę. Tai, o šilkas tai tarsi toksai kaip baltas popieriaus lapas. Tik tai tiek, kad galbūt lengviau liejasi, smagiau liejasi ir tai tarsi naujoji technika Lietuvoje. Tai atsirado ir tiesiog, man patiko. Ir dabar darbai visi yra liejami tik ir piešiami ant šilko. O kokia meno sritis jums yra įdomiausia ir labiausiai patinka, mėgiamiausia? Iš tikrųjų, visos įdomios. Norėčiau išbandyti save visur, galbūt net ir vėlime, ir gal tapyboje, gal ir kita technika, bet tai yra praeita institutė ir tai, kas užkliuvo, tas ir liko. O ši paroda, žinome, kad rengiama vasario 16 dienai paminėti. Ką jums reiškia ši diena? Šventė. Šventė namuose, šventė visuomeniai, bendruomeniai ir tiesiog šią dieną žinau, kad aš tikrai išeisiu iš namų ir bus man šventė, galbūt net šventė kūrybinė šventė viena prasme, kita, ačiū Dievui, šventė visai Lietuvai.